Labą vakarą. Labą vakarą. Kunigė, Labą vakarą. labai ačiū, kad šiandien jūs esat su mumis. Malonu būti, jeigu Taip, mes sakom katalikai, jeigu tai bendrajam gėriui kažkuo padės. taip, aš manau, kad tikrai padės. Kunigė, pradėkime gal nuo dalykų, jeigu leisite, kad žiūrovai irgi sužinotų. Prašom. Buvo patriotinių organizacijų apdovanojimas Žinia. O jūs staiga pareiškėte, kad dabartinės, čia citata, dabartinės kokybės Seimas, kurio veikla yra daugeliu aspektų antikrikščioniška, antinacionalinė, antikultūrinė, jūs nenorite su tokiu Seimu, su tokios kokybės Seimu nieko bendro turėti. Kas labiausiai jums užkliuvo iš to, kas privertė apsispręsti, kad negalima į šitą Seimą eiti? Aš turiu ir visokių tokių suktesnių klausimų, bet pradėkime nuo šito. Kas ten užkliuvo? Kokie ten aspektai jums užkliuvo? Manau, kad tie aspektai žmonėms, kurie domisi visuomenės gyvenimu ir šito Seimo veikla, yra visiškai akivaizdus. Aš jau taip tuos žodžius taip ne iš lubų rinkdamas vis tiek žinot į kunigą, bažnyčios žmogų, daugelį žiūri labai atidžiai, tai taip jau rašydamas tą raštą Seimui, taip gludinau kiekvieną žodį, kuo galėčiau jį pagrįsti. Tai, man atrodo, akivaizdu, antikrikščioniška veikla yra ir tas visuomenės narkotizavimas arba pastangos palengvinti narkotizavimą ir tų vienalyčių santuokų, toks įkyrus, atkaklus, nepaliaujamas brukimas, kas iš esmės kelia grėsmę prigimtiniai šeimai, ypač su dabartinė mūsų tragiška demografija Lietuvoje. Ir dėl to žodelio antinacionalinė, man atrodo, paskutiniai įvykiai Seime, kada vis menkinamas lietuvių valstybinės kalbos statusas ir matome skirtingai negu pirmaisiais posąjūdiniais metais iš tikrųjų lietuvių kalbą ir viešojo erdvėje vis menkstant, prastėjant ir jeigu pereini per Kauną, per Vilnių, tai tiesiog taip regimai nykstant iš iškabų, iš viešų užrašų, kas mums, žmonėms vis dėlto, kurie sovietmečiu kovojom prieš rusifikaciją, prieš lietuvių kalbos statuso menkinimą, yra toks iš tikrųjų didžiulis iššūkis ir paradoksas, kada iš tikrųjų priespaudos metais mūsų kalbininkai, galbūt ir tie įvairiose įstaigose sėdintys patriotizmo jausmo nepraradę lietuviai pareigūnai vis tiek stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą viešoje erdvėje. Kažkada čia Tuskulėnų memorialinio centro muziejus tokia surengė ekspoziciją Buitinis sovietmetis ir prašė gyventojų teikti įvairių eksponatų. Tai aš iš savo visokių palėpių, dėžių pririnkau įdomių dalykų ir turbūt galim dar mūsų kartą prisiminti. Iš tikrųjų buvo visur reikalaujama, kad būtų ir rusiški užrašai, bet Lietuvoje skirtingai negu kokioje Rusijoje ar Baltarusijoje ar Viduriniai Azijoje, kur dažnai būdavo užrašai vieši tik tai rusų kalba arba didžiuliam raidėm rusiška, jo ta nacionalinė kalba mažytėm apačioj, tai Lietuvoje suradau visokių tokių buitinių eksponatų, viskas buvo atvirkščiai, buvo didelėm raidėm iškabos lietuvių kalba ir kažkur ten apačioj vos įžiūrimas rusiškas vertimas. Tai dabar matom kažką visiškai atvirkščiai. Aš kartais, žinot, supykęs pereinu per Laisvės alėją, prifotografuoju tų iškabų ir įdedu į Facebooką, kai sunku surasti lietuvišką užrašą. Tai iš tikrųjų kažkas nesuvokiamo, kaip galima šitaip atsisakyti savo tautinės tapatybės ir savimonės, kuri buvo taip sunkiai ginama. Nu, o tos antikultūrinės veiklos, tai turbūt geriausia iliustracija buvo to vieno valdančiuosius palaikančio ar jų akcijas palaikančio komiko išpuoliai Seime ir tai yra tik tai viena iš daugybės iliustracijų. Iš tikrųjų, kai žilagalviai Seimo nariai į tą mūsų parlamentą, kurį
tikriausiai ir jūsų kolegomis, ir mes kaip sugebėjom be ginklo gynėme, ateina su marškinėliais, ant kurių užrašyti rusiški keiksmažodžiai ir mano, kad jie taip kovoja prieš Rusiją, nešdami jos kriminalinį žargoną į viešą erdvę, arba kažkaip keistai mano, kad tuo palaiko Ukrainą. Iš tikrųjų atrodo, kad va tada desantininkai neįėjo su ta rusiška leksika į mūsų parlamentą, o dabar saviškę ją atneša. Tai daugybė tokių yra faktų, dėl kurių jauti, kad nenoriu labai didžiuotis kaip žmogus krikščioniško auklėjimo, bet vis tiek kažkaip brangini savo reputaciją ir supranti, kad, nebus labai gražu eiti ir imti apdovanojimą būtent iš šito Seimo. Kodėl jūs manote, kad Seime to minėjime, nes čia turėjo būti vasario 16-osios minėjimas ir kodėl jums sakė, kodėl jūs manote, kad jums nebūtų davę kalbėti? Atsiprašau, ne vasario 16, kovo 11. Atsiprašau, kovo 11. Persiprašau. Aš iš tikrųjų tai buvau be apsisprendžias važiuoti, priimti tą apdovanojimą ir išsakyti visus tuos rūpesčius, kuriuos dabar sakiau jums, net pasirašiau, taip kad šiek tiek būtų sklandžiau, ką reikėtų pasakyti. Bet man renginio organizatoriai pasakė, kad šituo atveju apdovanojamojo kalbėjimas nenumatytas. Žodžiu, imk savo žinią, tą statulėlę ir teik savo. Tavo pažiūros, mintys, rūpesčiai mums neįdomus. Ir tai buvo man paskutinis postūmis nevažiuoti ir šiuo metu to apdovanojimo nepriimti. Kunige Robertai, tai matyt, organizatoriai įsidėmėjo jūsų bendražygių, sesės Nijolės kalbą per sausio 13 atsiimant laisvės premiją, taip pat atsiminė ir buvusios Seimo narės Zitos Ličytės kalbą, bet tos kalbos juk nepasiekė Seimo narių sąmonės, jie tik išgąsdino, sukėlė sumaištį. Tai jūs manote, kad jūs būtume pasisekę prisibelsti iki Seimo narių sąžinės savo kalbą? Aš taip, žinoma, turbūt nėra mitas ir jūs apie tai esat savo laidose kalbėję, kad kažkokie neoficialūs sąrašai tų, kurie kviestini viešai kalbėti ar į tas oficialias valstybinės priemonės išsakyti savo nuomonę ir kurie ne, tikriausiai kaip ir sovietmečiu egzistuoja. Taip galima iš daugelio ženklų numanyti. Bet šiuo atveju nebūtinai gali iš tikrųjų ten toksai, man sakė, rengėjai, tarp kurių yra tikrai, manau, ir patriotiškų, ir gerų, padorių žmonių, kaip Saulius Pečeliūnas ar signatarų klubo pirmininkė Valionytė. Yra numatoma, kad gaunantys apdovanojimą pasisako, kai įteikiama laisvės premija sausio 13. O šiuo atveju turbūt ten pagal jų pasitvirtintas tvarkas to iš tikrųjų nenumatyta, bet kai taip yra, tai kai negali pasakyti net savo vertinimų ar rūpesčių dėl Lietuvos, tai iš tikrųjų nelabai mačiau prasmės važiuoti ir dalyvauti.